Sveiki, mėly TV6 žiūrovai. Mano vardas Karolis, o jūs žiūrite laidą ant dviejų ratų. Čia aš jums pristatysiu pačius įvairiausius motociklus, kuriuos galite sutikti Lietuvos keliuose, papasakosiu apie įvairius renginius bei supažindinsiu su įdomiais motociklų pasaulio žmonėmis. Nuo šios laidos pagrindinis svečias ganėtinai retai čia sutinkamo cruiser tipo motociklas. Ir tai dar laidos žiūrovam negirdėto gaminto MVP kūrinys C1002V. MVP prekinis ženklas tai naujai atgimęs itališkasis Morbidelli. Ir nors kompanijos būstinė įsikūrusi Bolonijoje, jinai priklauso kiniškai korporacijai ir jau laidos žiūrovam girdėtai Kiwi Group. Todėl nelabai aišku, ar itališkasis ofisas kuria šiuos motociklus, ar tik tai juos reklamuoja ir parduoda. Vienaip ar kitaip, C1002V yra vienas pirmųjų MVP motociklų. Ir turiu pasakyti, kad mano nuomonė su dizainu kompanijai tikrai pasisekė. Žinoma, išvaizda yra skonio reikalas, bet man šis motociklas atrodo puikiai. Na, visą kitą mes išbandysime netrukus, bet prieš tai, žinoma, paklausykite, kaip šis motociklas skamba. Prieš pradėdamas apžvalgą turiu pasakyti, kad modelio pavadinimas yra šioks toks liežuvio laužimas. Ir iš tikrųjų nežinau, kodėl būtent toks pavadinimas parinktas. Nes vis tik tai ne 1000 kubinių centimetrų, o 997. Na, bet spėju, čia yra suapvalintas tas skaičius ir pridėti tai, kad variklis yra 2 cilindrų ir V tipo. Na, kalbant apie variklio specifikacijas, jis yra 65 kW, kas yra lygų 83 ar 87 arklio galiom. Tiksliai neatsimenu, užrašysiu ekrane. Ir tai nėra labai įspūdingas skaičius. Nėra blogas, bet ir nėra kažkoks labai nuostaba keliantis. Bet to motociklas sveria 268 kg ir dėl to neypatingai jaučiasi, kad jisai būtų labai stipriai traukiantis. Vėlgi, nėra nei blogai, nei labai gerai. Kas šiame variklyje man nelabai patinka, tai yra tai, kad jis vis tik tai nesijaučia kaip standartinių cruiser tipo motociklų variklis, kurie dažniausiai išvysto nemažą sukimo momentą apatinėme apsukų diapazone. Šis variklis yra šiek tiek labiau linkęs vystyti savo galią prie didesnių apsukų. Taip pat, ko man šiame variklyje trūksta, ar gal labiau visame motocikle, nes tai ne tik variklio dalis, tai yra garsas. Nežinau kodėl, bet jis neskamba taip, kaip aš tikėčiausi iš V formos variklio ir cruiser tipo motociklo. Norėtųsi šiek tiek žemesnio, sodresnio ir galbūt net garsesnio garso. Jis man savo garsu primena 2 cilindrų paralelinės formos variklį. Geras dalykas yra tas, kad toks, koks yra garsas, yra nebūtinai toks, kokį jūs privalote jį turėti ir žinoma, visus duslintuvus galima modifikuoti. Tik nepersistenkite, kad neliktų kaimynai labai nepatenkinti. Kalbant apie variklį, galima pakalbėti ir apie greičių dėžę. Ir jei čia iš tikrųjų priekaištų neturiu, ganėtinai maloniai mėtosi bėgiai, laisvą pavarą surasti nėra sudėtinga. Vienintelis dalykas, kas man šiek tiek kliūna ir nesu įsitikinęs, ar čia iš tikrųjų greičių dėžės problema, ar viso pačio variklio, bet visas tas komplektas yra šiek tiek garsokas ir ypač važiuojant mažesnėmis apsukomis jaučiasi šiek tiek mechaniškų garsų, kurie nėra labai malonūs ausiai. Sankabos darbas čianai yra visai neblogas, veikia progresyviai, nesunku valdyti sukibimo zoną, tai čia priekaištų tikrai neturiu jokių. Beje, dar vienas dalykas, kam neturiu praktiškai priekaištų, tai yra akceleratorius.
Ir tai yra visai keista, nes čia akceleratorius yra valdomas elektra ir dažniausiai aš prie jų stipriai kabinėsiu. Bet čia turiu pasakyti, kad gamintojui su akceleratorium visai neblogai pavyko. Žinoma, kaip visada yra važiavimų režimų klausimas, kur motociklai retai mane kada pradžiugina tais skirtingais režimais ir čia yra tas pats. Režimas keičiasi šiuo mode mygtuku. Ir yra du. Dabartinis, kuriuo aš važiuoju, tiesiog paprastas, o jį paspaudus užsidega sport. Tai vėlgi, tiesiog akceleratorius pasidaro labai jautrus ir, nežinau, man nepatinka. Galia motociklo nuo to nepasikeičia. Jūs turite pilną galią ar važiuodamas paprastu režimu ar sport. Keičiasi tik tai akceleratoriaus kreivė. Nu, dabar metas pakalbėti apie šio motociklo valdymą. Ir čia turiu pasakyti, kad pakalbėti tikrai yra apie ką, nes motociklo valdymas ganėtinai išskirtinis. Iš tikrųjų, motociklas gan lengvai pasisuka, tačiau tuo pačiu jaučiasi, kad galia padanga yra ganėtinai plati. Nemoku paaiškinti tiksliai, koks tai yra jausmas, bet tikrai jūs tą pajausite ir manau, kad būtent tai šį motociklą daro kažkiek išskirtinį ir suteikia jam savotiško šarmo. Motociklas ganėtinai lengvai reaguoja į pasukimus, tačiau jaučiasi, kad galinė padanga yra didelė ir taip lengvai suktis nenori. Vienaip ar kitaip motociklas visai neblogai jaučiasi posūkiuose ir yra pakankamai žaismingas. Vienintelis dalykas, kad dėl kojų padėties aš visada šiek tiek nejaukiai jaučiuosi, guldydamas motociklą į didesnius kampus. Bet turiu pasakyti, kad dar tikrai nei karto neliečiau po kojų, nors kelis kartus sukdamas lėtame posūkyje per duobeles, aš kabinau kažką motociklo apačioje, bet labiau ties galinė dalimi. Vienas dalykas, kuris šio motociklo valdyme man kliūna, yra tai, kad važiuojant posūkį ir jeigu posūkiai yra šiek tiek duobių, motociklas lyg atrodo nori atsitiesti ir tada tau reikia jį laikyti, kad išlaikytum tą pačią posūkio trajektoriją. Tai ši savybė yra šiek tiek erzinanti. Bei grįžtant prie motociklo svorio ir jo valdymo lėtesnėme greityje, turiu pasakyti, kad svoris nesijaučia. Motociklas jaučiasi visai neblogai ir pakankamai manevringas, lengvai pasukamas. Net stumdant motociklą, jūs nejausite, kad jisai sveria tiek, sakykime, nemažai. Ką galiu motocikle pagirti, tai stabdžius. Jie čia tikrai efektyvūs. Žinoma, kaip ir priklauso visiems Europoje parduodami motociklam, turi stabdžio antiblokavimo sistemą. Kągi, čia ta vieta, kur mes kalbame apie vairuotojo patogumus. Ir turiu pasakyti, kad šis motociklas mane šiuo klausimu visai stebina. Man atrodo, kad tai vienas patogiausių cruiser tipo motociklų, su kuriuo aš esu važiavęs. Pirmas dalykas, mano sėdėsena ganėtinai neutrali. Ir nors kojos yra priekė, kaip ir priklauso cruiser tipo motociklui, aš visai patogiai jaučiuosi taip sėdėdamas. Vairas yra irgi lengvai pasiekiamas, nes jis pritrauktas prie manęs, todėl mano rankos maloniai sulenktos ir atpalaiduotos. Taip pat ir sėdynė čia yra visai patogi, nors daug vietos keisti sėdėseną joje nėra. Valdymo įrangai priekaištų irgi neturiu. Čia viskas pakankamai kokybiška, nėra labai gerai, nėra ir blogai. Vienintelis dalykas, kas man kliūna, tai šiek tiek šio ekranėlio išvaizda pati. Informacija visai matosi gerai, tačiau tai, kaip jinai išdėliota, man atrodo šiek tiek netinka tokio tipo motociklai. Tiesa, dar vienas dalykas, ko nesuprantu, tai kaip šiame motocikle nunulinti trip padėtį. Nes jinai čianai lyg ir yra, bet kokia mygtukų kombinacija ją nunulina, aš nesupratau. Beje, įdomus dalykas, ką šis motociklas turi, tai yra štai į mygtukas ir jį paspaudus mes matome padangų slėgį motocikle. Tai štai priekiniam rate man aiškiai trūksta šiek tiek oro, o galinėme yra viskas neblogai. Štai artėjom prie miesto ribos, galim pabandyti, kaip motociklas traukia.
30, antras bėgis, gazas dugnas. Ir įbūtuvas įsijungia tiesiai prie 90 km/h. Beje, šis motociklas turi ir greičio palaikymo sistemą, tad ilgesnėse kelionėse jūs tikrai tuom džiaugsitės. Kas liečia patį važiavimą didesniu greičiu, tai kadangi motociklas neturi jokių apsaugų nuo vėjo, tai savaime suprantama, viską pajausite patys. Kitas dalykas, ko nepaminėjau anksčiau, tai yra motociklo vibracijos. Ir jas čia turiu pasakyti, kad šiek tiek jaučiu. Jaučiu ir per pakojus, ir per rankenėlės, ir šiek tiek per sėdynę, bet labai nedaug. Geras dalykas yra tas, kad vibracijos nepersideda iš šios veidrodėlius ir jie rodo tikrai ganėtinai ryškų vaizdą. Nors nesu didelis fanas šių didelių veidrodėlio remelių. Atrodo, geriau būtų išnaudotas pačiam veidrodžiui ir tam, kad matyčiau šiek tiek daugiau už savęs. Na, štai važiuojant 90 km/h, mes turime viso labo 3000 apsukų, tad ilgesnės kelionės jūsų tikrai nevargins. Variklis tikrai jaučiasi komfortiškai šiame apsukų diapazone ir nėra jausmo, kad jisai persistengtų arba dirbtų labai sunkiai. Važiavome bandomojo maršruto žvyrkelio dalimi ir turiu pasakyti, kad motociklas čia visai neblogai jaučiasi, ganėtinai komfortiškas. Na, vienintelis dalykas, ką reikia paminėti, tai tam, kad jaustųsi viskas neblogai, reikia važiuoti šiek tiek greičiau, nes jeigu važiuojate lėtai ir pataikote į tas pasikartojančias duobeles, tada motociklas gan stipriai purtosi. Bet tik padidinus šiek tiek greitį, va štai važiuojant ant 40, jisai jaučiasi labai neblogai. Padangos nors ir plentinės, bet ant šio žvyrkelio visai turi nemažai sukibimo. Uhu! Kągi, mano apžvalga eina į pabaigą ir kaip visada metas pakalbėti apie kuro sąnaudas. Savo bandomajam važiavime pravažiavau 52 km liktai, sunaudojau 2,5 litro degalų ir mano vidutinės kuro sąnaudas tai padarė 5,2 litro 100 km. Tai sakyčiau visai neblogos kuro sąnaudos kaip tokio dydžio motociklui su tokiu varikliu ir tokiu svoriu. Kągi, o dabar beliko motociklo apžvalgą apibendrinti. Taigi, labai daug apie motociklą pasakiau jo važiuodamas. Ir nors trūkumų jame tikrai radau, vis tik tai jo važiuoti man patiko. Net jeigu tai nėra kažkom labai ypatingas motociklas, mėgautis patirtimi man tai netrukdė. Vienintelis mane labai erzinantis dalykas buvo tas motociklo noras atsitiesti važiuojant posūkyje per šiek tiek duobėtą kelią. Na, bet kaip visada sakau, tai tik tai mano nuomonė ir visus jūs dominančius motociklus išbandykite patys. Šioje laidoje tiek, likite sveiki ir saugus kelyje, na, o mes pasimatysime jau po savaitės, sekmadienį 10:30 per TV6. Iki!